Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkursas Akimirkos 7, pirmoji vieta. Tai kiek jau metų groji? Pusę metų ar metus? 2 metus. Tai kas tau labiausiai padeda? Mokytoja ar mama? Mokytoja. Tai paplokim ir mokytoja. Meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių grupė, Respublikinis moksleivių kino filmų festivalis Dublis 015, antroji vieta. Eksperimentinis filmas Tuštybė. Sveikinam. Ačiū. Tai kiek jūsų komandai? 4 ir visas merginas? Nu, taip. O ateitį vaikinų į savo komandą neįjungsit? Ne. Ryškiai nusistatė, tai pablokime. Titas Kumetaitis meno mokykla. Respublikinis moksleivių kino filmų festivalis Dublis 015, trečioji vieta. Vaidybinis filmas Pažintis. Tai keliesi vaidybot filme. Nu, mūsų sėkmingas šešetas buvo. Ir visi berniukai. Ne, mišris mes. Jau supratau. Nu ką, sėkmės? Dėkui. Radvilė Kijunelytė meno mokykla. Respublikinis moksleivių kino filmų festivalis Dublis 015, trečioji vieta. Animacinis filmas Mėnesienos sapnas. Čia kalėdinis filmas, ar ne? Panašiai. Panašiai. Ačiū labai. Šilo pagrindinės mokyklos mergaičių mažojo futbolo komanda. Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių mažojo futbolo varžybose užėmusi 3 vietą. Taip, ateikit visos, ateikit. Tai keliesi jūs žaidė. 5. 5. Nu ateikit, merginos. 4. Kur 5? Nėra. Traumuota? Dabar sakykit 3-4 marmoladas. O, tai kalėdinė šypsena. Ačiū labai, sėkmės, merginos. Medardas Meškuotis, Dukstinos pagrindinė mokykla. Lietuvos 6-8 klasių moksleivių matematikos olimpiada. 3 vieta. Jis išvyko kažkur kitam renginiui. Šiaip jisai mokosi dabar jau gimnazijoje, bet čia už praeitų metų dar. Į ambasadą išvykė. Tai ateikit direktorių tada. Paklausim direktorių, ar malonu, kai tokie mokiniai ateina į gimnazijas? O dabar jisai pareiškia norą mokytis mainų programoje Amerikoje. Va. Jau išvažiavo? Ne, tik tai šiandien konkursas. Supratau, jūs perduokit linkėjimus, patekas. Na, matote, kokie pasiekimai, kai dalyvauji įvairiose olimpiadose. Senamiesčio pagrindinė mokykla, mokinių grupė. Nacionalinis pradinių klasių mokinių konkursas Šviesoforas, 1 vieta. Otilija, Pilius, Lukas, Dingut, Ignas. Nu, sveikinam visus. Oi, kokie jūs nustavus. Tai ką jūs ten nupiešėte? Jie ne. Jie saugiai. Saugiai, čia jūsų yra reklama. Ten šviesk ir būsi saugus. Draugai. O kaip, o draugam ar sakot, kaip reikia elgtis? Sakot? Ar klausot? Jūs dar nesakot, tu jau sakai. Ir jūs sakykit gerai, kalbėkit drąsiai, jūs dabar mūsų ambasadoriai saugumo eismą. Paplokim, ačiū jums. Benita Usonytė, Užupio pagrindinė mokykla. Respublikinis kompiuterių piešinių konkursas
Papuošk puodelį, mano šeima, pirmoji vieta. Gabrielė Klimantavičiūtė. Direktorė yra. Direktorė. Tai jūsų mokykloje dėl puodelių marginimo problemų nėra. Turit menininkų. Sveikinu. Gabrielė Klimantavičiūtė, Užupio pagrindinė mokykla. Tarptautinis objektinio programavimo konkursas Script 2015, 3 vieta. Tai mes turėsim programuotoją tikrą. Nu, ar kaip ten lengva ar sunku? Nelabai lengva. Nelabai lengva. Nu, bet paskui užauga geri programuotojai. Nu ir Ukmergėj labai reiks. Centrą statysim. Programuotojai. Iš Vilniaus atkelsim. O reikės tokių kaip. Ačiū labai. Ir Ignas Rozmanas, Užupio pagrindinė mokykla. Tarptautinis objektinio programavimo konkursas Script 2015, 2 vieta. Nu, kaip pačiam programavimas, jeigu suprantu. Tai ir sakau, reikia suprasti ir viskas lengva. Ačiū labai. Na ir apdovanojame visus 36 nugalėtojus. Aišku, tarp jų buvo ir komandos. Noriu pasakyti, kad į vaikų sąskaitas atėjo 2527 eurai. Taigi, sėkmės jums visiems ateinančiais 2016 metais.